Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas. Džiaugiasi tėvo širdis, kai jo vaikai atranda savo kelią, kai jiems sekasi, ir dar labiau džiaugiasi, kai jie patys nori perimti ir tęsti tėvo amatą bei žinias. Šis pasakojimas apie kanklių meistrus, muzikantus Vladą ir Joną Chockevičius. Vladas – bandonininkas, kanklininkas, daug metų dainavęs choruose Lietuvoje ir Anglijoje, kur gyveno daugiau nei 20 metų. Gyvendamas Londone įsikūrė kapelą Kunsaką ir kartu su žmona Valerija įsiliejo į Londono lietuvių folkloro ansamblio Saduto veiklą. Būtent ten Londone užgimė ir pirmosios Vlado kanklės. Ir nebe priežasties. Jų prireikė sūnui Jonui, tuo metu bebaigiančiam šiuolaikinės muzikos mokslus, grupės Thundertale gitaristui ir vokalistui. Kaip taip nutiko, kad roko muzikanto kūrybinėme kelyje atsirado kanklės? Tai rokas buvo, daug metų buvo tas rokas. Jisai, gal sakyčiau, niekur nedingo, bet ko gero dingo vis dėlto, nes pasiėmu gitarą jau tik savo malonumui. Tai nežinau, ar trumpai ar ilgai pasakoti. Jeigu trumpai, tai kai tėtis pagamino štai šias kankles, čia berods 20 metais, ir aš išgirdau jų garsą, tai aš įsimylėjau kanklių garsą, man kažką viduj pabudino, tik tai buvo toks pink ir viskas. Ir aš visas gitaras pakabinau ant sienų ir praktiškai į spintas padėjau ir dabar nebent dar kartais mokau, tik tai žmonės, bet pats jau retai skambinu gitarą. Va, o tada įsimylėjau šitą garsą, grojau, skambinau, kol pamilau tiek, kad pradėjau ir pats gaminti. Tai va, o jeigu ilgiau, tai buvo viskas taip pradžia, kad dar 2010 metais, kai aš baiginėjau universitetą Londone, tėvai irgi gyveno Londone ir nors mokiausi šiuolaikinės muzikos atlikimą, elektrinę gitarą studijavau, aš norėjau rašyti bakalaurinį darbą baigiamąjį apie sutartines angliškai. Tai buvo gana toks iššūkis. Va, ir žodžiu, kaip žinia, sutartinės yra skambinamos ir su kanklėmis. Ir man kaip gitaristui buvo labai įdomu, kaip ten tai vyksta, nes kanklės yra truputį kitoks instrumentas nei gitara. Ir aš paprašiau tėčio, kad jisai pagamintų tas kankles. Tėtis iki to momento irgi nebuvo kanklių daręs. Jisai dirbo Londone ir statė duris, langus ir jisai štai paėmė angliškos durų staktą ir padarė pirmasias kankles. Ir panašu, kad štai šitos kanklės būtent jam sukėlė meilę kanklėms, domėjimąsi kanklėmis ir jis toliau gamino 10 metų, kol štai priėjom prie šitų, kurias įsimylėjau aš. Nepaisant to, kad jau pats esu per 2,5 metų kanklių gaminimą, esu pagaminęs 73 kankles. Ir tai nėra mano pagrindinis darbas, čia daugiau hobis yra, tai aš po darbo darau, kuriu čia, viską mokausi, tai man labai patinka. Va, tai nepaisant to, kad esu daug prigaminęs, vis tiek aš visur koncertuoju ir groju su tėčio pagamintom kanklėm. She came to me one morning, one lonely Sunday morning, along here we're flying in a big winter wind. Jono iniciatyva buvo, kad jam reikėtų kanklio, aplamai jam kanklio reikėjo, tai aš, kad lengviau padaryti greičiau, tas mažytis kanklės ir padariau man. Pačiam net įdomu paliesti jas po tiek metų. Čia išsaktos? Ja. Ir
tiesiog bandymas buvo padaryti, o paskui vėliau dar reikėjo jam to logotipo Thundertailų kanklės padaryti. Nu, tai iš to atsirado šitas modelis žemaitiškų kanklių išvaizdos. Ir kaip gerai suskambėjo ir tada mes ir toliau pradėjom daryti. Daug Vlado Chockevičiaus kanklių iš Londono keliavo į Lietuvą. Gaminau tiems, kam reikėjo, kas prašė kanklių, sako meistras. Vienas net į Ameriką iškeliavo, šiaip Lietuvoje žmonės prašė. Yra meistrų, bet aš nežinau, kiekvienas savo suranda. Pagaminti kankles ir dar taip, kad gerai skambėtų, nėra paprasta, ypatingai pradžioje. Čia anot meistro veikia mechanikos dėsniai. Nuo pradžių nieko nedarius, tai sudėtinga, žinoma. Nu, o jeigu taip žiūrint, kai viską įsibėgėjai, ir tas ir anas vis labai paprasta atrodo. Paprasčiausiai mechanikos dėsniai yra ir jų nepeisi, ir jų nenugalėsi, jeigu nežinosi jų. Ir, pavyzdžiui, kryžiukas. Sakykim, kam kryžiukas, kam žvaigždutė gali atrodyti, bet jis yra, kad garso stovinčios bangos nesusidarytų šitam ilgam gale. Kad garsas išeitų ir per rozetę, ir per tą kryžiuką. Čia ne tik dėl gražumo. Toliau rozetės dydis atsiranda irgi garso tembras, garso stiprumas, jeigu bus per maža ar per didelė. Kiaurimis bendras plotas. Čia ornamentas koks nori gali būti. Ar toks, bet bendras skylučių plotas turi būti ne per mažas. Paprasta. Bet jeigu pažiūrėtumėte visų pianinų, ar vokišką, ar tarybinį paimsi, yra sienelė daroma iš eglės klijuotos. Tas rezonatorius, kuris garsą atiduoda tam, kad stipriau skambėtų. O pačių kanklių korpusų žmonės irgi daro ir darė iš eglės, bet iš ko turėjo iš to darė. Svarbu, kad sausas medis neišdžiūvęs, bet eglė turi savybės kilti lengviau negu kiti medžiai. Pavyzdžiui, jeigu nori išploninti sieneles, tai klevas yra geriau, jisai stipresnis tam tikslus medis. Skroblas irgi yra geras medis, bet sunkus labai. Palyginus, ne tai, kad labai, gal šiek tiek sunkesnis tos kanklės negu klevinės. Žmonės daro įvairiai, mes pradėjom daryti iš klevo. Dažniausiai darom, aš savo esu padaręs kelias iš vinkšnos, iš guobos, bet asmeniniam naudojimui. O šiaip paprastai iš klevo, dėl to, kad klevas yra ir tvirtas, tai sumažėja rizika, kad suskils kada nors. Ir klevas yra labai skambus medis. Tai, sakykime, muzikos instrumentus labai daug kas daro, tai ne tik tai kankles, tai gitaros gaminamos iš klevo yra ir taip toliau. Tai, o rezonatoriai yra iš eglės. Tik tai yra vienas dalykas, į ką svarbu atkreipti, sakykime, dėmesį, kad pavyzdžiui yra tokios legendos, kad senovėje tarsi kanklininkas gamina kankles tik tai mirus žmogui ir eina į mišką, pjauna eglės viršūnę ir iš jų tarsi daro kankles. Tai ne visai galėtų būti tiesa, aš tą supratau, kai pradėjau gaminti kankles. Tai čia yra, sakykime, tas viršiukas, kuris jau skambės, kuris rezonuos. Tai jeigu mes nupjautume eglės viršūnę, tai būtų čia vien šakos. Tikrai matėte lentoms skirtas, lentas grindims, sakykime, ten lentas, iš kurių daromi varteliai ar durys ar dar kažkas, tai yra vien šakos. Tai
kai reikia mums rasti medienos būtent rezonatoriams, tai yra gana problema didelė tokia, nes dabar paprastai jau mažai kas leidžia medžiams tiek augti, kad jie būtų stori, dideli ir galėtume rasti tinkamą medieną būtent kanklėms. Bet iššūkis ir kol kas mes tikrai dar atsargų turime. Abu vyrai juokauja, kad Jonas pameistriu ar Gizeliu pas tėtį dirbo 1,5 kanklių. To užteko, kad sūnus pradėtų kankles dirbinti savarankiškai. Man neteko daryti jokio spaudimo. Jis mane spaudė, kad greičiau padaryčiau. Kai tas pirmasis kanklis, o dabar kaip čia bendra, tai išsisukom bendrai gaminti tas kankles, tai jisai daug daro, daugiau už mane, aš nieko nedarau. Mes realiai pas tėtį pasidarom šitus visus, pas tėtį yra mediena ir mes išsipjaunam, tada išsiobliuojam ir čia yra ruošiniai, iš kurių yra daromos jau kanklės. Tai tiesiog, kai žmogus užsako, aš paprastai nedarau į priekį, labai retais atvejais, kad į priekį padaryčiau, kad nežinočiau, kieno bus. Tai aš kai žinau, kieno jau yra ir tada kažkaip natūraliai, intuicijos būdu parenku tinkamą būtent ruošinį tam žmogui, kažkaip natūraliai tas ateina ir tada yra išskobiamas vidus, sakykime, jeigu tai yra kanklės, tai visas tūris yra čia išskobiamas, kad būtų tuščia vidurė tokia dėžė. Ir tada ant viršaus yra, kada jau išskobta, paruošta, ant viršaus yra priklijuojama viršelis, čia yra ploni viršeliai sudėti. Va čia turiu aš vieną. Sakykime, tai yra rezonatorius deka. Ir kada išskobima yra, tada tiesiog prisiklijuojam tokią viršiuką. Ir yra tuščia vidurė kanklės, kurios skamba, kurios rezonuoja, kurios virpa. Išmokti gaminti kankles ir įsisavinti tai, ką moka tėtis, Jonas sako pajutęs būtinybę štai dėl ko. Keletas dalykų. Tai pirmas dalykas, tai yra įdomu žinoti, kaip pasidaro instrumentas. Gal ne kiekvienam įdomu, bet aš kai groju, tai gitara kai grojau, tai buvo įdomu žinoti, kokios yra dalys, kaip ten viskas vyksta, kaip ten funkcionuoja. Tai lygiai taip pat su kanklėm, kad tai ne tik tai, kad aš pasiemu instrumentą ir aš nieko apie jį nesuprantu, bet groju ir kažkas gaunasi. Tai man buvo įdomu, ką padaryti, kad būtų dar geriau, kad galėčiau, kad dar kažką galbūt galėčiau ir sukurti gražesnio. Tai čia vienas dalykas. Kitas dalykas, visas šitas procesas, mano virsmas iš gitaristo į kanklininką ir kanklių meistrą, jisai įvyko būtent per karantiną ir būtent, tuo metu siautė, kaip žinia, kovidas ir tėtis gana stipriai susirgo. Ir, ne juokais išsigandom, visi pergyvenom ir aš pagalvojau, kad, tai, ką jisai sukaupė tas žinias, kad jos gali ir prapult, jų gali nelikti, tai kai tik tėtis pasveiko, tada iš karto jau aš nektelėjom ir sakau, išmokyk mane pagaminti, nes aš noriu žinoti tai, ką tu žinai ir noriu daryti tai, ką tu darai, nes tai yra, toksai, tai yra mūsų tautos simbolis, ta prasme, kanklės ir kaip simbolinę prasmę turi, reiškia, meilę šaliai, meilę tėvynei, meilę Lietuvai. Ir tuo pačiu tai yra ir fantastinis maginis instrumentas, kuris vėliau, kaip sužinojau, tinkamas ir meditacijoms, ir mūsų netgi senoliai kanklininkai ir naudodavo meditacijoms. Tai, žodžiu, tai yra labai labai platus instrumentas, kuris, galbūt kiek yra primirštas, likęs tik, kaip sakau, muziejuose, visi stengiasi tik atkartoti tai, kas buvo seniau, bet privengia truputėlį tobulinti. O kadangi aš esu gitaristas, tai aš galiu savo tai leisti. Atsiranda laisvamaniškumas, galima išeiti iš standartų, galima išeiti iš ribų ir nebaisu, kad kas nors pasakys blogą žodį, nes ir pasakys, kad nemoku groti. Tai aš galiu pasakyti, aš juk ne kanklininkas, aš gitaristas.
perskaičiau knygoje, kad vat, senolis kanklininkas prieš ten 150 metų jisai grįžta namo ir atsisėda troboj po darbų, temstant, nesutemus, ne dieną, bet temstant, atsisėda tamsiam kampe ir jisai pasiema 5 stygų kankles senovinės, apsikabina kaip kūdikį ir jisai kankliuoja. Jisai nedainuoja, jisai tik kankliuoja. Ir sutartinės. Na ir aš taip įdomu, jeigu taip darydavo seniau, kodėl man dabar nepabandžius, o kodėl jis taip darydavo, iškilo klausimas. Na ir aš kiekvieną vakarą, jau kada nurimdavom, atsisėsdavau 20 minučių ten ir groju kažką, tai tokį ten sutartinį. Ir aš pastebėjau, kad kai skambini, užgauni stygą, visas medis pradeda vibruoti, rezonuoja, virpa. Ir būtent jisai tą virpesį atiduoda kūnui ir mano fizinis kūnas, jisai sugeria tos virpesius visus ir tie virpesiai ramina. Tai netgi ne kiek pats garsas, sakykime, sklindantis, kas be abejo irgi veikia, per ausis aš girdžiu, bet aš jaučiu virpesius. Šiuo metu Jonas be kūrybos ir koncertinės veiklos su savo grupe dar moko groti gitara, kanklėmis, taip pat dirba mokykloje, moko vaikus muzikos. Labiausiai džiaugiasi, kaip pats sako, kai kanklėmis susižavė vaikai, ypatingai berniukai. Atėjo, kaip mes vadinam, pas mus ten jaunėliai yra, tai 1-4 klasės, tokie nauji berniukai, pavyzdžiui, ir jiem kanklių garsas buvo artimas, pavyzdžiui, aš turiu keletą berniukų dabar, kad jie vis atėję į muzikos pamoką, jie nepaleidžia kanklių. Tai čia yra matyti irgi tam tikrą prasme mūsų dvasioje, mūsų genuose, kad kanklės yra toks, aš kaip sakau, vienas vyriškiausių instrumentų, nes iki tarpukario grojo išskirtinai vyrai, po to ir moteris jau prisijungė, ir dabar moteris daugiau kankliuoja negu vyrai. Bet labai smagu matyti, kai berniukams atliepia ir berniukai pamilsta tai. Daug mergaičių groja, tas yra labai labai žavu ir labai smagu, nes tikrai nėra, dabar jau gali kankliuoti visi ir čia nėra tokių skirtumų, kaip buvo, sakykime, prieš 200 metų, kad moteris gali giedoti sutartinės, bet vyrai gali tik kankliuoti sutartinės. Dabar mes nebeskirstom. Bet berniukai kažkaip tai labai nedrąsiai tai žiūri ir čia toks, gal ką aš esu tom kanklėm. Tai aš kai jau pamatau, kad jau susižavė vaikinukas, tai tikrai visą laiką palaikau. Ir vieną savo iš tikslų esu išsikėlęs, kad parodyti šitą tradicinį instrumentą. Mes jau neinam į didesnės, kur jau yra tos koncertinės. Mes tik su tradicinėmis užsiemam. Bet parodyti, kad tai nėra pasenęs instrumentas, kad jis gali būti šiuolaikiškas, kad su juo galima pakeisti gitarą. Tai galima tikrai pritarti ir tai skamba gerai. Pats mokydamas kitus, Jonas šiandien savo mokytojų laiko tėtį. Mokytojų išmokiusi gaminti kankles. Tėtis Vladas Chockevičius džiaugiasi tokiu sūnaus pasirinkimu ir sako, jog jam tai yra labai svarbu. Labai svarbu. Džiaugiuosi, kad sūnus ne tik, kad perėmė, bet jis ištobulina. Jisai kryptingai perėmė tą visą amatą. Ir čia nieko nuostabaus, viskas gera. Kaip vertinat jo kankles? Kaip jos skamba? Gerai skamba. Tikrai gerai. Naujų dalykų sugalvojam, mes pasitarėm, pasikalbam, kaip toliau daryti, kaip tokį modelį daryti, kaip tokį. Nes, kaip išsakė tą iš muziejaus, Biržų muziejų, šitas savo modelis, kur tiesiog darėm pagal matmenis senų kanklių ir norėjom išgauti tą garsą, atkurti ir išgirsti, kaip jos turėtų skambėti. Rezultatas prieš akis. Autentiškai, ar ne, viską atkūrė. Bet tikrai šiais laikais nėra reikalo daryti kopijas senoviškų kanklių.
kaip ir sakėt, žmonės paprasti, žmonės nuo žagarės parėjo, jie darė, kaip jie mokėjo, kaip internetu tai nebuvo. Kur nors baliuje, kur nors pamatė, kaip groja ir darėsi savo. Ir gal vienintelės tik pasidarė kanklės, Taip, ar ne? O čia taip. vis, kiekvienom vis tobulesnis gal. Ir randasi, kai pažiūri ten istoriją knygose, tai yra kitos sukaltos, kitos klijuotos kanklės, kitos koptos yra, tai visokiausių jų yra. Taip, Chockevičių kurtas kanklės yra tradicinės ir tuo pat metu šiuolaikiškos. Meistrai turi savitą braižą ir tuo išsiskiria iš kitų meistrų. Tik pagamintos Vlado ir Jono kanklės iškeliauja pas naujus šeimininkus. Visgi jie turi ir savų kanklių kolekciją. Tai šitos jau tėčio yra pirmosios. Man vienos tokių svarbiausių, kaip sakau, nes tai yra ta pradžia, tas pagrindas, nuo ko viskas kilo. Tada šitos jau yra mano. Čia mes darėme, buvo idėja, žodžiu, reikėjo man skristi koncertuoti į Londoną. Ir aš negalėjau pasiimti didelių kanklių, nes nebuvo ten tiek finansavimo, kad bagažą dar pasiimti papildomą. Tai teko sukurti Rainier formato, žodžiu, lėktuvo formato kanklės. Tai, kaip sakyt, kad telpa į tą rankinį bagažą ir savo gali važiuoti. Tai jeigu seniau žmonės, pavyzdžiui, gamindavo kanklės pagal tai, kad gerai skambėtų, tarkim, kad medis būtų kokybiškas, dabar daroma pagal lėktuvo formatą. Labai svarbus momentas. Va, o tarp kitko apie lėktuvo formatą, tai paskui dabar skridau į kitą kelionę, tai reikėjo pasigaminti kelionės kanklės, kurios dar ir mažai svertų, tai dar ir medį kitą teko parinkti. Va, čia yra guoba, labai gražus medis, va, taip kaip sparnas tos kanklės atrodo. Va, tai jos yra lengvesnės, jos mažesnės, va, 5 stygų. Šios kanklės yra jau gamintos mūsų kartu su tėčiu. Čia yra COVID metu, nebuvo galimybių nuvažiuoti Biržų Sielos muziejų. Reikėjo matmenų, tai elektroniniais laiškais susirašinėjo, tėtis ten gavo matmenis tikslius, žodžiu, darėm, paskui aš padėjau, ten jau irgi mokinausi, tai ten blizginau, dar ne pagrindą dariau, dar tik tai pagalbinius darbus dariau, bet vat, jau šitas darėm kartu. Tai vat labai... Tarkim, žmonės, kai klausia, vat, iš kokio medžio galit pasižiūrėti, va čia yra iš seno klevo kamieno. Tai klevas, va, toksai būna rainas kaip katinas. Tai ir mano tikslas, kaip aš gaminu kanklės, pagaminti taip, kad jos būtų tokios švelnios, kad žmogus net nemokėdamas grot paėmęs į rankas, nenorėtų paleisti. Tai visos kanklės, jos yra be galo išglostos. Tai va, gali kaip vietoj katino galima praktiškai turėti. Koncertams pasigaminau jau kitas su albumo simbolika. Tai va, čia, va, kaip sakykime, žirgeliai, simbolika. Tai va, taip pagaminau jau tokias kanklės. Jau čia pradėjau eksperimentuoti su raštais, ką galima ant kanklių uždėti, jau įdomesnių. Va, ir, na, tokias pasigaminau, kad jos skambėtų, kad neišsiderintų geležinius kuoliukus metalinius, tam, kad jos man laikytų derinimą ir kad aš galėčiau valandą, 2 groti kiek reikia ir padėti vėl pasiimti ir nenutiktų bėdos koncerto metu, kad oi, pabėgo styga. Kas nutinka va štai su senoviniais mediniais kuoliukais. Jie labai fainai, bet jeigu turi laiko sėdėti po obelim, ten atsisėstų savo vienas, pusę valandos susiderinti, tada pagroji dainą ir vėl eini derinti. Va, tada šios kanklės jau čia yra tėčio gamintos, man apie kokius gal 15-16 metus. Tai irgi čia buvo etapai, daug tokių dalykų dabar, kurių neįvardinsiu, vat, kas paskui vėliau pakeista truputėlį buvo, bet jau pagrindas, ieškojimai atsirado tie. Šios yra vienos mano paskutinių pagamintų, čia jau maniškės yra. Klevo, tvirto. Čia yra toksai saulės kryžius, saulės ratas, kuris yra rastas ant Juodkrantės lobio gintaro dirbinių Neringoje
Ir man labai patinka tas simbolis, tai aš pradėjau ant kanklių dėti tą kryžiuką tokį. Vat, ir dabar dar spinduliukus dėjau, vat, dažnai dedu 3 žvaigždutes, tai na čia kaip gal kažkam su 3 karaliais gali sėtis, kažkam su Oriono žvaigždynu, su šienpjoviais lietuviškai. Tai va 3 žvaigždutės labai mėgstu dėti. Tai čia maniškės yra. Šitos irgi maniškės, jas gaminau savo. Kūriau tuo metu mažesnį modelį, čia 22 metai. Tai va. Labai norėjau baltų kanklių, kadangi tuo metu kažkaip niekas dar nebuvo padaręs tokių baltų, tai čia ko gero pirmosios baltos. Dabar jau mačiau ir kiti kanklių meistrai daro baltas jau, neišimtis. Tai va, čia tėčio pagamintos, tos jau, kur sakiau, mano pačios mylimiausios. Jau kiek koncertų atgrojusios, jau nežinau. Sako, galima su kankliam koncertuoti? Taip, sakau, galima ir dar su roko grupe galima kartu groti su kankliam. Tai. Tarp kitko, jos yra elektrinės, va čia va. Yra, kaip pasakyti, džekas, čia galima laidą šmakštis iki šitiesi ir groji, kaip su gitara. Išskleist sparnus ir pakilti tenai, kad galėčiau nurimt, kur laumės man kelią nuaus. Dievai miške kur priglaus. Daugel brolių užmigo, ryto saulėn jų nepažino. Čia galima ir palyginti, čia yra mano iš klevo darytos, o čia yra tėčio iš skroblo darytos, tokios jau vyriškos kanklės, reikia tvirto vyro su tvirta nugara, kad galima būtų grot gerai. Sunkios, nes skroblas yra labai sunkus medis. Bet kai, išsiskobia kaip viskas, tai nėra toks labai sunku. Bet skamba gerai. Geras kanklių skambėjimas priklauso nuo visko, sako meistras. Nuo formos, dekos, net stygų storio ir įtempimo. Tačiau nemažiau svarbu nei skambėjimas, į instrumentą sudėtos teigiamos emocijos. Kanklių gaminimas yra tam tikra prasme meditacija irgi. Ir aš gaminu instrumentą ne tik tai, kad kaip darbinį tokį, sakykime, kad mechaniškai atlikti dainas, galima taip daryti. Bet kad tai būtų tas toksai žmogaus dvasiniam tobulėjimui skirtas instrumentas. Jo kaip saviugdos įrankis, jo nusiraminimo įrankis, atsipalaidavimo, pailsėjimo, kad tai būtų jo konkrečiai, ne kažkieno tai kito. Na ir kai aš gaminu, tai pats procesas, kaip pasakyti, aš labai tikiu, kad mintis materializuojasi ir mintis yra labai svarbios, tiek pat svarbios, kiek ir veiksmai. Kitą kartą net svarbiau dėl to, kad jeigu mintise kažkokia tai mintis gimė, tai tik tai laiko klausimas, kada jinai materializuosis. Ar tai būtų geras dalykas ar blogas dalykas. Tai pavyzdžiui, kai aš gaminu kankles, stengiuosi neiti prie jų niekada suirzęs, kažkoks tai susinervavęs ar dar kažką, kad neperduoti tam instrumentui to dalyko, kad tai būtų toksai šviesus dalykas, gana dažnai gamintamas ir gaminu su malda ir kaip pasakyti, ir tai visą laiką vėlgi darai ir galvoji apie tą žmogų, kam darai. Tai tas visas procesas, rimtis, pilnatvė viduje, geri palinkėjimai, malda, mintis apie žmogų, viskas lieka tame instrumente. Instrumente likę geros emocijos, mintys, ant dekos išraižyti simboliai, netgi kanklių gaminimo laikas. Visa tai sudaro visumą, suteikiančią kanklėms išskirtinumo ir magiškumo. Būtent tokias kanklės siekia kurti Vladas ir Jonas Chockevičiai. O apie ateitį jie sako. Čia kaip Dievas duos. Yra planai, kad nenustosim to darę. Matote tame prasme?
Žinom, juk tos liaudės dainos, kur išliko, mes jas dainavom ir sąjūdžio laikais, ir šiaip gyvenime. Ir jeigu su kanklėm galima pritarti, smagu. Kaip brangi esi, žemė tu gimta. Atsiranda akimirka, pasiėmu pagroju. Ir, po truputį paskui žiūriu, jau po pusės metų jau kažką moki. O geras, po metų dar kažką sugalvoju, ir vis dar sugalvoju, ir vis kuriu, ir dabar derinimus kuriu savo, žiūriu, kaip dar kitaip tas kankles pritaikyti, ką padaryti. Būna dalykų, kurie pasiteisina, būna, kurie nepasiteisina. Ten buvau padaręs derinimą vieną, bandžiau. Po metų supratau, kad beviltiška. Tai visai būna, nebūna, kad viskas tik sekasi, viskas gerai. Tai yra ieškojimo, tai yra procesas. Tai yra ir galų gale, kas žino, prie ko tai prives. Mane, pavyzdžiui, kaip nuo gitaristo, nuo daug natų, nuo tų visų aranžuočių Fanderteilams, kur ten su chorais, su orkestrais, su masės natų, tos tokios garso sienos, kaip sakau. Pradžioj perėjau prie 13 stygų, 12, paskui 9 stygų. Dabar mano mėgstamiausias yra 5 stygų. 5 natos. Galvoju, jeigu senoliai prieš 100 metų su 5 natom galėjo pagroti ir jiems užteko, kodėl man dabar turi neužtekti? Vieta, ar diena žiemos, ar naktis rudens, tavo šilumos man užteks gyventi.